nežinau. O taip tai ne. Taip tai nežinau. Ne, aš žinau. Tikėjausi, kad jis bus. Mažiau žymiai suplyšę. Jau polė. Tiek lygsnių reikia vartų. Ne į tą pusę. Reikia, kad užrakytės tekstą. Man, vienas suolas dar trūksta. Dar vienas. Ne. Taip, tai trūksta vienas suolas. Vienas suolas. Na, iš tikrųjų, tai patentas į mokyklą, tas vienas kaip ir pagalvojau, kad tas laikas vis dėlto nežmoniškai greitai bėga. Prisimenu aš jūs apie penktokus, na, žinot, dar geriau prisimenu 11-tokus. Ir atrodo, kaip į 30 metų, tiek metų prabėgo, ir ko tolyn to greitai. Teka tas laikas. Kai buvo, tai seni žmonės kalbėdavo, kai buvau jaunas, galvodavau, kad juokauja, kad kuo senyn, to greitai, čia žiemą, jau nebuvo, žiūrėti pas savį. Labai buvo priešimą moteris, dabar jis ilsis mūsų kalnėse. Yra. Taip. Ir pavėlkai tada. Yra. Skutėlina. Yra. Karabilda Aleksandras. Bet jisai žino, aš skambinau vyrai perdaviau, bet niekada nebuvo. Tik paskutinis metas, o mažasis. O pirmo laikas, kai aš prieš buvo, netoli 500 mokinių. Tai va, tai kas atsiliepia truputėlį, tada, dabar sumažėjo, taip sakant, vaikų, sumažėjo gimstamumas ir dabar, 300 sukėlė išeina, 303 ar 302, o buvo 600, vienu laiku 632 buvo, tai buvo didžiausias skaičius. Vienais metais su mokytoju taip pat, nes direktorius Žala miręs yra, atrodo, kad daugiau. Jau suklys, bet atrodo, kad mirusių nėra. Ir aš, kaip jau įprasta, pasiūlyčiau dirbti vasarą drobę, pradėti pilą. Dabar Nijolė ir Branytė, einam gėlių pažiūrėsim, parodysim. Vyta, kur šitą?
Šauniai, Marčiau Auklėtojas pradirbot mokykloje 43 metus. Jūs išleido daugelį laidų. Kokia jūsų atmintyje išliko mūsų 20-oji laida? Taip, šįmet išleido mūsų mokykla 50-ąją laidą, jūsų 20-oji. Man teko taip jau rimtai dirbti pastoviais su čia 40 panašiai laidų. Bent kelios buvo tokios, su kuriais dirbti neteko. Na, jūsų laida man neeilinė, kadangi visus metus nuo 5 iki 11 klasės aš jums buvau jūsų mokytojas ir dar plus klasės vadovas, auklėtojas. Tokių laidų buvo tik tai 2, kai buvau ir mokytojas, ir auklėtojas. Dėl to man jūsų laida paliko ypatingai giliai atmintyje. Ir kai dabar pagalvoju, tai per tuos 7 metus, kada su jumis dirbau, nebuvo jokio konflikto, jokio blogo prisiminimo nepaliko jūsų laida. Dėl to šiandien labai malonu buvo su jumis susitikti. Aš tikiuosi, kad dar teks ne vieną kartą pergyventi tokį malonumą. Na, žinoma, aš labai linkiu, kad jūs kito susitikimo sulauktumėt sveiki, nepergyventumėt jokių didelių nemalonumų, nei darbe, nei keliuose. Ir kad po 5 metų vėl būtumėm visi mokykloje ir pasikalbėtumėm taip maloniai, kaip šiandieną. Kalbėjomės ir kalbamės. Bėgu ir prabėgo metai ir viskas. Vienodai viskas. Nemoku aš kalbėti, žinot, kalbėjus. Generaliniai tai viskas nebefilmu. Po mokyklos baigimo mes tave bene rečiausiai matėm ir labai norėtųsi sužinoti, ką tu veikiai, kai išėjai iš mokyklos. Kaip tau susiklostė gyvenimas? Nu ką, po mokyklos jau gaila, bet jau 30 metų praėjo, bet tas tarpas atrodo labai greit. O iš tikrųjų giliau pamačius, tai daug teko svetur būti visur, bet maloniausia tai yra susitikti savo 20 laidą. Savo mylimus klasiokus, malonu, kad šiandien jūs 16 susirinko. Dar maloniau, kad visi tokie žvalūs, energingi. Ir aš tikiuosi, kad mes toliau greičiau susitikinėsim, ne kas 5 metai, o tikiuosi su Gitu, kad kasmet susitiksim. Tai mano tokie palinkėjimai. Nu, ką, apie save pakalbėsim vėliau. O, atsiprašau. Bet čia paukščiukų dabar. Mes dabar susitinkam tik nuo susitikimo iki susitikimo ir dažnai labai mažai apie vienas kitą žinom. Mažiausiai galbūt žinom apie tave, nes todėl, kad tu nelabai mėgsti daug šnekėti, visada tylus, ramus, bet labai norėtųsi, kad trumpai papasakotum savo gyvenimą po mokyklos baigimo. Po vidurinės baigiau Kauno politechnikumą, daug metų dirbau Kauno Bangoj, laukiau būtą, buvau priverstas iš dalies ten būti, paskui po bankroto dabar dirbu Kauno gelžbetonį. Vedęs 2 vaikučiai, turiu būtą Šilainiuose, dabar Kaune Šilainiuose. Na kągi, ačiū. Prašau. Ten giliausias ežeras, sakau, pastumk ir nuvarys ir nereiks problemų. Kaip tau susiklostė gyvenimas po mokyklos? Puikiai. Sveiki, klasiokai. Man greitai 50, kaip ir jums. O kaip įsiskyrėm 30 metų, kaip ir jums. Tai va, gyvenu gerai, puikiai Kaune. Baigiau politechnikumą, dirbu telekome, kurį pardavė. Greitai bus pagalba SOS iš mano pusės, taip kad draugai ieškokit man darbo, tikiuosi, kad išmes. Aš esu labai buvau pasiilgusi, labai visus myliu, labai džiaugiuosi, kad susirinkome. Labai gaila, kad ne visi. Nu ką dar? Labai džiaugiuosi ir tiek.
Mes žinom, kad tu įsitvirtinai tvirtai Raudonam dvare. Ko dabar užsiimi? Dirbam, gaminam kameras. Žemės ūkiui, technika. Purkintuvus šiaudų prie kombainų dedam, važinėjam, po visą vietą statom. Ir taip toliau. Grėblius ir dar ko pareikalauja. Nu kaip einasi biznis? Ar perka jūsų produkciją? Aišku, perka, nespėjam. Šiuo metu, rugpjūtę, nespėjam. Žiemą biskį nukrenta, žinai. Ūkininkai toks dalykas, jiem irgi valstybė nesumoka pinigų. Ne valstybė, fabrikai. Nu, kaip šeimininis gyvenimas? Šeimininis gyvenimas, senelis jau aš turiu, anūką metų. Viskas labai, 2 dukras. Toks ir gyvenimas. Na, sėkmės, daugiau anūkų. Ačiū. Čia. Vieną kamerą 3 sekundės. Na gerai, pas save tritavis. Dabar iš Valento interviu reikia paimti. Aš pratęs imti interviu, o neduoti. Na dar ką nors pasakyk. Palma interviu davė? Taip. Nu, aš galbūt vėliau, kai įsidrasinsiu. Na dar ką nors pasakyk. Kur dirbi? Papasakok. Dirbu ten pat, kur dirbęs. O kur? Anykščiuose, fotoateljė. Reiks užeit. Ar pasilgai klasiokų papasakok? Savame aš kaip nepasiilgsi. Auklėtoja. Yra auklėtoja. Sako, kad mes susitinkam gana dažnai. Ar džiaugiasi prie mokyklos prieėjęs? Kokį jausmą patiri? Prisimenu pirmuosius susitikimus, kai Jolė rengėm. Ką rengė? Susitikimą pirmąjį. Susitikimą. Ar visuose susitikimuose buvai? Visuose. Kodėl nežiūri į kamerą? Žiūrėk į kamerą. Na dar ką nors pasakyk. Gerai, ačiū. Aš jau pradedu varžytis. Šį susitikimą teko organizuoti tau. Po 8 metų pertraukos. Kaip tau sekėsi surinkti? Pirmiausia, man paskambino Rytė. Ir mes kartu su tavo Valentinai pagalba susirinkom kai kuriuos adresus, telefonus, susiskambinom. Labai daug padėjo Milda, bet gaila, kad jos čia nėra, tikrai labai gaila. Gal dar nueisime pas Mildą. Nu ką pasakyti, aš tikrai labai džiaugiuosi, nors kažkaip tai iš pradžių atrodo nepažįstami buvo veidai. Kai kurių tik tai aišku, bet praėjo keletą minučių ir atrodo visi kaip kad, prieš kokius 5 metus tik baigė mokyklą, kad tikrai nepraėjo 30 metų, kad tik daug mažiau, kad mes visi dar jauni tebesam, nei kiek nepasenę. Pavyzdžiui, dėl ateities aš labai norėčiau, kad mes susitiktumėm ne tik tai vieni klasiokai, bet susitiktumėm su šeimom, su vaikais. Galim kartais suvažiuoti, tikrai kaip būtų labai smagu pasimatyti ne tik tai su klasės draugais ir draugėm, bet ir su jų vaikais. Kadangi mes susitinkam labai retai ir mažai vienas apie kitą žinom, mažai žinom ir apie tave. Žinau, kad tai Anykštėnė, sena Anykštėnė. Kaip tavo gyvenimas susiklostė po mokyklos? Gyvenu Anykščiuos. Jau po pat mokyklos baigimo čia gyvena mano tėvai, gyvena mano sesuo. Gyvenu ir aš. Gyvenu gerai, kaip ir visi, taip ir aš. Ačiū. Visko būna, bet... Dėkui tau už tas pastangas, kur pridėjai ruošiant šitą susitikimą. Tik myliu. Aš tada pradėčiau mokytis. Štai dalė atėjo ir tavo eilė. Per 30 metų ką pasiekiau? 5 metus mokiausi, jau prieš 10 metų sakiau, tada ištekėjau. Vyrą, garbingą žemaitį, visą gyvenimą geriu pieną, kadangi gyvenu kenksmingose sąlygose. Vaikai jau suaugę, būtų studentai. Vieną apželinau, Martytę gausiu. Gavau. Ir šitą, ką dabar dar norėjau pasakyti, gyvenu Utenoje,
vyras dirba parduotuvėje, o aš esu kaip priedas visur. Ir pardavėja, ir valytoja, ir buhalterė, namų šeimininkė, ir šlavėja kiemo. O ką dar? Ir greitoji pagalba, ir viską, ir žodžiu, nežinau, visas kėlės užkamšau. Nepripažįstam jokių kalnapilių, alus yra tik Utenos, pats geriausias Lietuvoje. Nu ir gerai, dabar perdodu žodį antrai pusiai, kadangi pragyvenom 25 metus, sidabrinės vestuvės šiais metais ir ką dar pasakyti? Prašau, mano antra pusė gali pasakyti, jeigu mane įpiršo. Nu ką, susipažinom studentais, Viščiukuose, jis statybos fakultete mokėsi, aš mechanikos fakultete. Braižiau projektus, matai, kada dirbi mechaniku ir tikslieji mokslai daugiau prie širdies, tai viską reikėjo tą ir daryti. Nu ką, vaikai mokosi, baigė vyresnysis magistratūrą, mokėsi Danijoje 2 metus. Mažasis Donatas antrame kurse 2 kursus baigė, 3-ais. Irgi Viščiukuose, technikos universitete. Nu ką, turim UABą, dirbam be svetimų, savo jėgomis, todėl ir esam visi. Visi, oi ir būtų paklausus, būčiau atsakęs, kad ne. Dabar gali neateiti, pas mane draugelė yra. Dabar gali neateiti, pas mane draugelė nėra. La 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 la. Mūsų dainos, vėl bus mūsų meilė tyra. Vėl nuskambės mūsų dainos, vėl bus mūsų meilė tyra. Vai graudu, graudu buvo, ta ankstų rytą. Nu, gitara visai kas kita. Tai kaip nutarė? Dabar ką mūsų balsą? Viskas. Čia mūsų prieštumas įjauja. Buvau jaunas ir gražus. Skambėjo tokia daina.
ateis ruduo ir vėl kris lapai. Pasirodo, tai buvo tavo kūrybos daina. O tu negalėtum prisiminti, kaip jinai gimė. Nu kaip? Plaukėm su valtim, Beragė ežere brakarinėjom, tinklus statėm. Mikola, Tuskos Danas, aš ir ką. Statėm tinklus, baidom, inspektoriai pasirodė. Su gitara buvau, kad reiktų sukurti, kad nors iš bėdos pradėjau dainuoti. Nu ką, lapai krenta, viskas, čia ruduo ir ateis ruduo, ir vėl kris lapai, aš su tavim vėl būsiu kartu. Taip va, ir sukūriau dainą netyčia, nu į ekspromtu gavosi, nu ką padarysi. Bet inspektoriai praplaukė. Ateis ruduo ir vėl kris lapai, aš su tavim vėl būsiu kartu. Ir kaip tada aš vėl ateisiu prie Liepos senos, tylios ir geros. Vai kodėl tu išėjai, palikusi vėl gimtuosius namus. Vai kodėl tu išėjai, palikusi vėl gimtuosius namus. Galvoji lengva buvo laukti metai, nemylima jau niekada ir vėl sugrįžu tave matyti. O susitikus žodžių nėra. Kodėl tu išėjai, palikusi vėl gimtuosius namus. Vai kodėl tu išėjai, palikusi vėl gimtuosius namus. Ir vėl ruduo su manim tavęs nebebus. Prašau ateik, bet Dievas terasa, ramunę baltąją, įpinsiu tau į kasą. Prašau ateik, bet Dievas terasa, Dzūkijos krašto daina. O mes pradėjome išgirsti. Чисто поле, масельки, луная дорога, сердце стонет от тоски, а на душе тревога.